Vėl mes švenčiam Kalėdas. Kas mėgstat rankų darbo, siuvinėtus daiktus. Aš būčiau pro šalį praėjęs, jis sakė, būtum nepirkęs. Man koks gražus. Aš jį pirkau Prancūzijoje. Ir jis, žiūrėkit, jisai rankom siuvinėtas. Kiek čia įdėta darbo. Labai gražus. Aš tikrai užjaučiu tos žmonės, kur daro, nes tiek įdėjo valandų darbo ir turėtų būti daugiau vertinti, aš galvoju. Čia dabar sunkus yra. Žankinėlį. Nekelsiu. Nes iš tikrųjų labai sunkus. Bet čia yra wow. Čia yra wow. Va, su tokiam rankenėlėm, su liutukais. Ir kas faina, kad jisai gilus. Jo, vazonas šis. Jo, čia galės daug žemių pridėti. Metalinis indiklas. Gėlės neskurs, bus kur šaknim išsivešėt. Labai fainas. Spalvytės. Nu toks rimtai jau labai, žinok. Nežinau, atsiųst gal kažkaip paveiktų. Per autobusų siuntas padaryčiau pakavimą. Jau reikėtų supakuoti labai atsakingai. Nu, žodžiu, kas mėgsta tokį grožį. Aš nežinau, nuo ko pradėti, mes čia visko. Čia, žinai, jeigu Audriau atsibudai, sakyk, betai varom. Žinokit, šitas aš buvau prieis prie jų ir aš jų nenupirkau, nes buvo nenormali kaina. Bet jūs nepatikėsit, kaip moka mano vyras dėrėtis. Aš net nežinau, kad jisai nupirko jas. Daugiau negu dvigubai, pigiau negu... Dar net neguglinau, iš tikrųjų, kas čia toks per vienas, bet, nu, čia yra kosmosas kažkoks. Kaip parfumų buteliukai, tai nors... Čia yra kosmosas. Esu tokiais bronziniais laumžirgių ir čia su angelais. Tas mano vyras. Ir šitos jisai sako, va, irgi. Irgi aš nežinau, kad tokius nupirka fainus. Nu, bet jie netinka, matai? Lėkštutė yra iš kito gamintojo. Ne originali. Bet visai tinka. O ko ne? Ir va, 2 tokius turim setukus, labai fain. O čia bus muštinės. Aš sakau, čia kaizerio vaza, įdėliom stovi ir galima pilti vandenį, čia nėra varžto. Čia galima gėlių pamerkti, galima vietoj vazoniuko naudoti. O gal kalėdinę savo dekoraciją ypatingai darysit. Čia labai sugalvojęs, galima netgi dėti šampano butelį. Kaizerio, kilminga. Nu tokia, kur tiks prie visko ir su visko. Tai tokia didžiulė. Didelė iš tikrųjų. Vals ant Lambert. Toks. Ryškiai sodri, žalia, su parašiuku. Autorinė, sunki, pažiūrėkit, kokybiška. Nu va, čia tokiam keliam žiedukam pasimerkt. Wow, kokia graži. Šitas, nežinau, buvau pasilikus savo, bet kol kas pardavinėsim. Man netelpa realiai, kiek aš visko noriu, bet jos kokios gražios. Nu, nežinau, kosmosas. Kas nespėjot, pirmą albumą iškart nupirko, irgi su auksiuku, irgi fainas, tvarkingas, iš Prancūzijos. Kokia gražus jie visi. Čia vien dėl dekoro, nebūtinai dėl albumų. Kvepaliukus, kas mėgstat? Dar supakuoti? Dar supakuoti. Šiaip guglinau, tos natos turėtų pagalvoti dekoriuką, būtų tokios pudrinės, mergaitiškos, švelnios. Dekoriukas jau nuogos moters kvapas, tikriausiai. Pudrinės. Na, žodžiu. Bet toksai, nu, toks turėtų būti švelnaus skonio. Nu, dar kosminį laivą galim parodyti. O kažkaip dar turim. Kalėdinį žiūrėk. Mes ne visai kalėdinis, kodėl nebūtinai. Čia gali būti ir šiaip, bet čia yra Rosenthal. Kas mėgstat, mato, turim net ir vokiškų, pasirodo, radom. Rosenthal Studio Line, gal kažkas būtent čia kolekcionuoja. Daivutė, mes tavęs klausėm, ar pasitikslinai? Turi ar neturi, pasižiūrėk. Šitas dar nenuvalytas, mačiau, dugnelį yra kažkoks ženkliukas, ikriukam. Va, kas neturit, toks mažuliukas. Nusivalo iki blizgesio, nusidabruotas, kilmingas, fainas, su kojytė. Nu, ir užteks šiandieną, nes jau turim daug. Nebetilps. Šiandien spėsit iki 15 valandos. Vytauto gatvė, šiam 7, Antikva.